Šiandien studijoje su manim Mantu Martišiumi yra socialdemokratų frakcijos Seime seniūnės pavaduotojas, Seimo narys, socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas. Labas rytas, Kęstuti. Labas rytas. Na, pradedame darbo savaitę antradienį. Vakar dar buvo antroji Velykų diena. Kaip jums Velykos? Kaip pats šventimas? Kaip melagių diena? Ar kažką apgavot ir ar stalas buvo gausus? Na, apgauti nepavyko. O jūs gal apgavo? Ir manęs neapgavo. Bet, na, tos tradicijos velykinės, tai mūsų yra tradiciškai pastovios ir šventėm Velykas su šeima ir be abejo buvom apsilankę ir Velyknaktį, ir bažnyčiai. Mane visą laiką traukdavo būtent ta dalis, kai mes ruošėmės tom Velykom ir kai viduj gali permastyti savo visoks santykį ir su, kas tiki į Dievą, su Dievu, kas tiki į visatą, tai su visata, ir paprasčiausiai su savim. Ir be abejo, savo šeimos rate, savo artimųjų rate, tai na, pajauti tą bendrystę tikrai. Dažnai mes, na, bėgdami per šitą gyvenimą, na, susvetimėjam tiesiog. O tai yra vienas iš tokių labai paprastų dalykų. Tai yra pašnekesiai, nesėdėjimas mobiliakuose, bet paprastas pašnekesys, pasikalbėjimai apie šeimos narius, apie ateitį, tai tikrai, na, tokia suteikia dvasinį atgimimą. Gerai, jūsų žodžiai sakot, reikia permąstyti santykį su visata ar su Dievu ar panašiai. Vienas iš dalykų, ką jau pradėtum rimtai kalbėti ir ką reikia karts nuo karto permąstyti, santykį Vilniaus mieste tarp slėptuvių ir priedangų. Tai koks šitas santykis yra pas mus? Nes, kaip aš suprantu, slėptuvių trūksta. Taip. Ir Vilniaus miesto savivaldybė čia neseniai darė pratybas ir būtent buvo nukreipta į evakuaciją. Tai bet čia yra vienas tik tai iš priemonių užtikrinti saugumui mūsų piliečių Vilniaus mieste. Ir kas įdomu, tai jie darė pratybas su traukiniais. Kaip išvežti piliečius, mūsų miestų gyventojus, už miesto su traukiniais. Bet kaip tam piliečiui atsirasti toj traukinių stoty, tai tikrai matyt nebuvo pagalvota. Tai viena dalis, o iš tikrųjų tai turėtų būti, jeigu pratybos vyksta, tai kiekvienas iš tų piliečių, iš žmonių gyvenančių mikrorajonuose, visur kitur žinotų, kur bent jau yra tas slėptuvė arba priedanga. Bet didžiausia problema, kad tų slėptuvių Vilniaus mieste praktiškai nėra. Jos ir buvo privatizuotos. Aišku, tos slėptuvės, kurios priklauso įvairioms institucijoms, taip jau yra. Bet yra viena sąlyga, kad ten eilinis pilietis nepateks. Ten užtikrinta, tų slėptuvių paskirtis yra užtikrinti tų tarnybų institucijų darbuotojų darbą. Ta prasme, ten viskas yra įrengta. Čia ligoninės turbūt. Taip, ligoninės, įvairių specializuotų tarnybų slėptuvės. Na, tai yra suprantama, kad jie turi X laiku vykdyti savo pareigas ir nuo tų žmonių sprendimų kartais irgi nemažai priklauso. Bet tų slėptuvių, kurios būtų didelės ir pakankamas kiekis būtų užtikrintas, kad saugiai žmonės galėtų, na, bent jau tą pirmą smūgį atlaikyti, tai tokių nėra. Kalbant apie priedangas, tai irgi, nu, jūs įrengimas yra sudėtingas, nes priedangos irgi turi atitinkamus reikalavimus. Pavyzdžiui, Panevėžyje yra tokia pavyzdinė bendruomenė įsirengė daugiabučio name Rusija, bet tas slėptuvė jau yra ne priedanga, o slėptuvė ir atitinka visus reikalavimus. Tai yra, prasme, ir ventiliacija, yra išėjimai atsarginiai, ir maisto produktai, ir vanduo, ir visa kita. Tai čia tokie vienetiniai atvejai. Vis tiek valstybės deleguota funkcija irgi civilinė sauga yra savivaldybėse, bet valstybė neskiria tam pakankamai lėšų, o savivaldybės, na, taupo vėl kitose dalykuose, yra socialinių dalykų. Žiūrėkit, Kęstuti, imkime pavyzdį Vilnių, dėl to, na, čia gyvena 500 000 Lietuvos gyventojų. Taip. Tai Vilniaus problemos, jos, aišku, turbūt tik tai savo mastu yra gerokai didesnės, bet jos turbūt yra panašios ir kitose savivaldybėse. Tai klausimas yra labai paprastas. Ir kiek Vilniui reikėtų tų slėptuvių, ir kiek tai kainuotų? Taip, tiksliai aš negaliu pasakyti, kiek dabar turėtų būti įrengta, bet pati Vidaus reikalų ministerija yra įsipareigojusi, kad iki 2005 metų
2025 metų. Tai taip, tai kitais metais. Taip, turėtų pasiekti procentą miesto savivaldybėse 60% būtų įrengta slėptuvių priedangų, o kaimiškose teritorijose 40%. Bet problema yra ta, kad Vilniaus miesto savivaldybė paskaičiavo, kad labai brangiai kainuoja. O kiek maždaug? Kokia ta suma? Skaičiuoja vos ne iki milijardo per Lietuvą, kad įrengtų. Nu, iš tikrųjų, jos yra gal... Per milijardą visoje Lietuvoje ar Vilniuje? Visoje Lietuvoje. Milijardas, taip. Maždaug kažkaip tai skambėjo tokie skaičiai. Tai iš tikrųjų, yra brangus malonumas, bet neužmirškim, kad yra tų slėptuvių, kurios privatizuotos, tai reikėtų bendrauti savivaldybėms su tais savininkais ir, galima galbūt paskaičiavus pigiau tai padaryti, ir vis tiek tas solidarumas turėtų būti, nes tie, kurie ir verslo užsiima, galbūt pritaikė kitom sąlygom, bet matyti vis tiek atitinkamai galima pertvarkyti ir paruošti. Tai yra įvairių sprendimo būdų, nes gyventojams tai yra labai svarbu, nes priedanga ir slėptuvė labai skiriasi. O kolektyvinės apsaugos statinių, tai tikrai pasižiūrė į žemėlapį, jų atrodo labai daug, bet jie visiškai neapgina žmonių nuo sakykime, artilerijos apšaudimo. Visokių kitokių dalykų, tai yra neišvengiami sugriovimai ir gali būti... Gerai, Kęstuti, jūs minėjot, buvo tas mokymai, tas pratybos, evakuacija traukiniais. Kad tais traukiniais išvažiuoti, reikia kažkaip nuvažiuoti prie tos stoties. Ekstra situacijoje, kada ten karinėje gali būti netaip paprasta. Kitas būdas yra, kuris irgi yra pakankamai labai didelis iššūkis Vilniuje, išvažiavimai. Tie, kas gyvena Vilniuje, dirba Vilniuje, žino, kad penktadieniais iš Vilniaus išvažiuoti tam tikrų laikų yra didžiuliai kamščiai. Galit ir valandą ir daugiau išvažinėti iš Vilniaus. Ir sako, kad reikia platinti tos pravažiavimus ar kažkokius naujus statyti. Tai čia dar papildomi pinigai. Bet jeigu mes norim būti saugus ir tuo laiku būti pasiruošę X laiko, tai reikia visas tas priemonės ir taikyti. Jas visas reikia sudėti į vieną paketą, pasiskaičiuoti normaliai ir pažiūrėti, iš kur galima gauti lėšų. Jos gali būti ir savivaldybės, ir valstybės, ir net galima pritraukti privačių investitorių lėšas, bet tą reikia tiesiog daryti. Aš manau, kad Vilniaus savivaldybė dar neturi tokio labai aiškaus plano ir ypač dėl evakavimo. Aišku, pirmas dalykas, ką turi Lietuvos pilietis daryti, tai jeigu jis tai gali daryti, tai eiti ginti tėvynės. Tai yra pirmas dalykas, bent mano nuomonė. Aišku, bet mes neužmirškim, kad mes turim mažų vaikų, seniorų, neįgaliųjų, kurie tikrai dabar nežino, kokioje situacijoje atsidurtų. Tai būtinos tos pratybos ir evakavimui, bet maksimaliai priartintos prie realių situacijų. Ir kiekvienas žmogus turėtų perskaityti tinklalapį 72, kur yra aiškios instrukcijos, kaip ką daryti. Bet jeigu mes su jumis išeitumėm dabar į gatvę ir apklaustumėm žmonės, tai, garantuoju, kokie iš 10... Iš 10 nežinotų, ką daryti, greičiausiai. Nežinotų, kur eiti, kur bėgti ir kaip išbėgti, ta prasme, ta jautrioji dalis. Tie, kurie yra motyvuoti ir pasiruošę ginti, manau, dabar po aktyviojo rezervo mokymų, nes aš irgi buvau labai šalininkas, kad tas aktyvusis rezervas būtent praeitų mokymus ir atgamintų savo įgūdžius. Tai tas ir vyksta, šiek tiek jau greičiau, ačiū Dievui, nes praeitais metais tik tai 300 buvo apmokyta, bet dabar jau visa tai vyksta aktyviau. Tai bet, sakau, bet su tais eiliniais piliečiais, iki šiol, nors atrodo ir kalbam apie tai, bet žmogus iš inercijos pagalvo, gal čia vėliau, gal čia dar manęs neprieis ir aš negalvosiu, kiek aš turiu vandens, kur mano atsitraukimo kelias, kaip aš galėčiau padėti neįgaliajam, kaip pasirūpinti seniorais, kurie lieka vieni, tokių dalykų. Bet žiūrėkit, jūs kalbėjot, reiškia, kiek reikia pinigų, tiek reikia, bet iš tikrųjų dabar netgi vėlgi Seime tos diskusijos vyksta, nežinau, karštos, ne karštos, bet turbūt jos vyksta dėl gynybos finansavimo. Dabar turim 2,75 nuo bendro vidaus produkto, kai kas sako, kad 3, kai kas dabar paleido viešų ryšių kompaniją gynybai 4% ir taip toliau. Tai gerai, klausimas labai paprastas. Kiek reikia, o kiek reikia?
O kitas klausimas, kiek galim, nes žinot, reikia tai gal ir daug, gal reikia pusę valstybės biudžeto paskirti, nes, yra ilgai nepadaryti namų darbai ir juos dabar reikia, skubiai, reiškia, lopyti, lyginti. Bet, pusę biudžeto niekas negali skirti, čia valstybė. Tai, reiškia, klausimas, kiek Lietuva turėtų skirti gynybai? Mano atsakymas būtų maksimaliai, bet, kablelis, tam reikia iš tikrųjų, kad Krašto apsaugos ministerija būtent suskaičiuotų aiškiai, kiek reikia ir maksimaliai tiek, kiek gali pateikti informacijos, kiek žmonės matytų, kur jie piliečiai investuoja, į kokią ginkluotę, į kokias oro apsaugos sistemas, įvairius kitus komponentus, ir ta prasme, ir net kalbant apie civilinę saugą, tai visus tuos gana aiškiai reikėtų išsidėlioti sumas. Ir tada jau, kai mes žinom, kiek reikia, nes mes dabar kalbam apie procentus. Procentais, tai sakykime, galima tos procentus paversti nuo skaičiais. Taip, galima paversti milijardais. Taip, paversti milijardais, bet esmė mažiau turėtų mūsų žmonės ir piliečiai žinoti, kam jie tuos pinigus skiria. Nes, pavyzdžiui, kai dabar vyksta akcijos radarom, tai visi žino, kad surinko konkrečiai vienam kariui komplektą. Taip. Kuris galėtų pagelbėti, išsaugoti jo gyvybę. Tai lygiai taip pačiai mes turėtumėm šitoje vietoje irgi aiškiau apibriežti bent tą situaciją finansinės išraiškos ir ko mums reikia ir kaip mes komplektuosim. Bet čia galbūt, žinot, šitą situaciją, kadangi jau karo situacija, aš žinau, kad ir daug ir žmonių šiek tiek yra pavargusi kalbėti apie karo situaciją, kad yra tos grėsmės ir taip toliau. Jinai nėra 24 metų. 23 buvo, prasidėjo 22, reikėjo viską tą daryti. Mes kalbam apie valstybės didesnį indėlį gynybai, kad mes turėtume, tą reikia paskaičiuoti, kaip jūs sakot, viskas teisingai. Bet yra situacija tokia, kad kai kas sako, kad tai yra dabartinių valdančiųjų noras naštą permesti ateinantiems į valdžią. Tegu jie ir sprendžia. Nes 23 metais, svarstant biudžetą, niekas nekalbėjo apie tai. Kai biudžetas buvo priimtas, visi sako, dabar susirinkime, pakalbėkime apie biudžeto didesnį. Tai klausimas yra toksai, o galbūt tai yra tik tai tam tikrą prasme rinkiminis šūkis, susitelkime aplink dabartinę valdžią, nes mūsų tuo priešas užslenksčio, bet pati ta valdžia, iš tikrųjų nelabai tiki, kad yra tas priešas už slenksčio. Jūs labai teisingai pasakėt. Dabar vyksta rinkimai ir ta karo retorika padeda sutelkti rinkėjus. Būtent dešiniesiems, ypač konservatoriams, nes jie visą laiką tą naratyvą kartoja ir mano, kad ir toliau jiems seksis suburti rinkėjus. Socialdemokratai mes kartuojam kitą dalyką. Mes nuimkim ir socialinės įtampas. Nes jeigu ateis tiks laikas, žmogus nemotyvuotas, jis visai kitaip žiūrės į valstybės gynimą. Jis pradeda galvoti ir žinom, kad kiek yra tų visokių feikų leidžiama apie pavyzdžiui, apie karių siuntimą į Ukrainą, nors taip nėra, ten yra NATO įsipareigojimai ir visokių kitokių dalykų. Tai jeigu konservatoriai šaukia, kad čia jau viskas už durų grėsmė, vos čia jau tuoj bombos nekris, tai socialdemokratai, aiškiai, mes pasisakom, galvokim apie mūsų žmonės, galvokim apie mūsų piliečius, kaip nuimti socialinės įtampas, kiek maksimaliai, kad ir kalbant apie civilinę saugą, kad jie būtų ramūs, nes jeigu žmogus žino, ką jis veiks, tai jis daug ramesnis, jam mažiau nuslūksta tos įtampos, tai mes kalbam apie socialinius dalykus. Jūs važinėjat po Lietuvą, susitinkat su žmonėmis ir panašiai, su jais bendraujate. Dabar pažiūrėjus į tą Lietuvą, žinoma, tai yra šiek tiek asmeninis patirtis ir asmeninis patyrimas, nebūtinai jisai gali būti ekstrapoliuojamas į visą kraštą, bet nepaisant to, ar Lietuvos žmonės, jie, kaip pasakyti, jie dabar yra įsibaiminę ir, pavyzdžiui, gynybai jie sutiktų skirti 4 procentus ar ten 3, nesvarbu, ar vis dėlto yra galvojamas, kad tai yra tam tikrų ekspertų, tam tikrų politikų mušamas karo būgnas ir dėl to jie netiki tuo, ką sakoma. Kitaip pasakus, grėsmės yra per daug išpučiamas, o žmonės galvoja, kad nėra taip viskas
blogai? Pažiūrėkim eilinio žmogaus akimis į bendrą situaciją vidinę mūsų, pavyzdžiui, tie pralošti milijonai. Sakykime, blogai teikiamos paslaugos, sakykime, medicininės, kadangi šitas medicininių paslaugų prieinamumas yra prastas. Švietimo sistemoje dabar tarpiniai egzaminai ir visa tai susideda į tokį kamoliuką, kur žmogus iš tikrųjų prieš galvodamas, kiek jis galėtų paaukoti gynybai, tai jis, pirmiausiai žiūri, kas už jo durų, toliau paskui, kas už jo vartų jau toliau žiūri. Kaip sakė vienas filosofas, būties aušra už tavo durų, už tavo vartų visata. Tai yra žmogiška ir manau, kad mes turėtumėm pirmiausiai tuos klausimus ir spręsti. Ir tada, kai jau aiškiai išdiskutavę politikai, nes dabar visur diskutuoja, aišku, tai yra būtent ir rinkiminiam fone diskutuoja visi apie skirimą tų lėšų, koks kiekis ir kaip kokiu būdu skirti, tai, to savanoriškumo gal tikrai yra ir žmonės pasiryžę ir pagal pilietinės visuomenės instituto buvo dabar tyrimas pilietinės galios indekso ir įsitraukimo. Tai padidėjo tų žmonių, norinčių ginti tėvynę, bet susidūrė su to klausimu, iškėlė būtent socialinius klausimus. Ir, pavyzdžiui, mokytojai iškėlė dėl to, kad reformos, tos, kurios vyksta, jau tiesiog pjauna jų gyvenimo kokybę. Jo, nes aišku, jūs sako, teisingai, pilietinės galios indeksas yra skaičiais, kuriais mes galim pasidžiaugti, bet tai yra, panašu, aš čia nenoriu labai įlysti, bet pavyzdys yra prezidento lygtai kampanijai, lygtai bus užregistruotas Eduardas Vaitkus, kuris turi visiškai kitokią poziciją, bet čia nėra tik tai, kad jisai turi visiškai kitokią poziciją, kurie dažnai turbūt prasilenkia su mūsų nacionaliniais interesais, su mūsų valstybingumo interesais, bet dar ir kitas dalykas, 20 000 žmonių turbūt palaikė parašais jį. Reiškia, tų žmonių yra ir ką jūs kalbate, iš tikrųjų gali būti, jeigu tu žiūri, egzaminai yra blogai padaryti, tie patikrinimai, keliai ne taip, automatiškai galvoju, tai klausykit, kodėl jeigu jūs man to nesutvarkat, kodėl aš turiu tikėtis, kad jūs tvarkysite man gynybą, tai ar nebus išleisti tie pinigai. Bet mano klausimas dar ir kitas, ką jūs, Kęstuti, labai gerai minėjote. Taip, pasižiūrėkime, kiek reikia, Krašto apsaugos ministerija turėtų ateiti ir pateikti maždaug. Štai, mums reikia to ir to, tas kainuotų tiek ir tiek, dėl to galėtume išdėstyti įsigijimus per tokį ir tokį laiką, kad finansavimas būtų tvarus, turėtume turėti tokį finansavimą. Popierėje viskas yra, arba idėjoje yra labai gražu, bet mano klausimas yra toks, galbūt valdantieji, jie intuityviai jaučia, ar yra pasidarę tokius preliminarius paskaičiavimus, kuriam mato taip, reikia labai daug, tiek, kiek mes negalim duoti, išeiti viešai pasakyti, kad, reikia, žinot, aš čia dabar, aišku, iš lempo sakau skaičių, reikia 20 milijardų. 20 milijardų nieks neduos ir ilgai laikotarpiu. Tai todėl ir nesakoma. Ar nėra taip, kad reikia per daug, o ir nesakoma to, kiek reikia? Tai čia vėlgi politinės gudrybės ir rinkiminė strategija. Taip, ir aš Kęstuti, kada jūs tapsite ministru, aš jau iš jūsų pareikalausiu to, nes aš žinosiu, kaip sakyt, kur yra netvaru ir mūšiu jūs. Taip, atsuks paskui plokštelę, kaip pavyzdžiui, jums pasikeičia valdžia ir sakyti, mesgi jums sakėm, kad reikia daugiau, o čia tas ir tas ir tas ir tas. Ir daugelis tokių įstatymo projektų, kuriuos pateikė valdantieji arba teikė ir opozicijos vienas kitas praėjo, tai visur yra tas laikotarpis atidedamas būtent kitoms vyriausybėms. Tai yra, bandoma užkrauti kitoms vyriausybėms maksimaliai tą didesnį krūvį, kad matyt paskui turėti galimybių vėlgi, nesakyčiau, kad kelti socialinės įtampas, bet, kritikuoti ir ypatingai aštriai. Taip, ypatingai aštriai. Gerai, bet kol kas jūs esate opozicijoje, kol kas mes galime pakritikuoti valdančius. Pakalbėkime irgi apie svarbų pasipriešinimą, gal gynybai, kur didelę vaidmenį vaidintų policija. Pakalbėkime apie policiją. Dabar policija yra toks dalykas. Jų socialinės garantijos sumažintos,
o pensinis amžius nori būti prailgintas. Jeigu tu esi policininkas, tu atėjai į darbą tikėdamas vienomis sąlygas, ir dabar tave pastato į nepatogią padėtį, klausimas, kiek tu pasitikėsi savo viršininkais ir apskritai tą valstybę. Kodėl taip atsitinka? Kas čia atsitiko? Galite papasakoti apskritai tos policijos atveju, kur čia viskas nuridėta? Tai vėlgi reformos, kurios yra nepamatuotos, nepagristos, dažnai daromos be finansinės paramos. Tai yra ta pirmoji reforma, kur buvo policijos, kai buvo pertvarkoma policijos pajėgos dėl to, kad greičiau reaguoti ir išnyko beveik mažiau prevencijai. Tai jau turėjom rezultatus ir toliau, paskui jau toliau reforma tęsiasi, dabar statutiniai pareigūnai prilyginami valstybės tarnautojams, nes tikrai jie turėjo didesnės socialinės garantijas. Tai vien kalbant apie stažą 30% sulygino su valstybės tarnautojais 20%, o juk jie tikrai turi savo darbę daug daugiau rizikų. Na ir žmogus jaunesnis dabar pagalvoja, ar čia jam eiti ar verta, jeigu plus, kad skamba signalas, kad dabar bus ilginamas dar ir pensinis amžius, dar netėjo tas pensijų įstatymo projektas, bet jau visur skamba, tai tokia žinias priėmus, tai jaunesnis policininkas pagalvoja, ar čia man iš viso į priekį prognozuoti savęs, eiti į tą policijos sistemą ar ne. Ir, pavyzdžiui, Vilniaus socialdemokratai, mūsų socialdemokratų frakcija Vilniaus savivaldybės taryboje dėl to ir iškėlė iniciatyvą, kad sukurti tokį motyvacinį 10 000 eurų paketą, kuris patvirtino savivaldybės tarybą ir turim pasidžiaugti, ir patys policijos pareigūnai džiaugiasi tuo. Gal kitose savivaldybėse irgi prisideda prie to, bet pats valstybės požiūris, juk, visą laiką kažkaip mūsų valstybėje mėgstama užkrauti ant savivaldos. Kur sudėtinga, tai imkite čia savivaldybės, turit pinigų, mes čia, ta prasme, sudarome sąlygas. O iš tikrųjų tų sąlygų tai beveik tai čia, nėra. aš manau, kad, čia tas toks užkrovimas ant savivaldos, tai yra atsakomybės permetimas kitam. O sakykit, dabar tų policininkų, šiaip pas mus policininkų, man atrodo, šiek tiek trūksta. Ne šiek tiek, pavyzdžiui, Vilniui, tai jų trūkumas yra apie 500. Kituose, įvairiai yra, bet šiaip tikrai nemažai dabar bijau suklysti paskutiniais skaičiais, kiek jų reikėtų pasitikrinti, nes aktyviai bendradarbiaujam su profsąjungom, bet tikrai eina mažėjančia. Ir žiūrėkit, jų trūksta, vis tiek priima jiems nepalankus sprendimą, tai man klausimas, gerai, Seime, jūs esate vidaus reikalų komitete, ten sėdit. Ne, aš Seime kultūros komitete. Atsiprašau, partiniam komitete esu vidaus reikalų komitete. Bet vis tiek, vyksta tos diskusijos, taip, vyksta diskusijos ir panašiai, ir vis tiek galiausiai priima sprendimas toks, kokį nori valdančioji dauguma. Mano jau klausimas šiaip, o jie ką patys nemato, kad trūksta, kad taip, tu nepagerini situacijos, ar kaip įjungiamas buldozeris ir važiuojama traktorius, ir stumia visą. Taip, tai buvo vienas iš pavyzdžių, kai jo policijos pareigūnai, kai priiminėjom šitą dėl statuto įstatymą, naujo statuto, tai pareigūnai stovėjo balkonėliai ir sako vidaus reikalų ministrė, taigi mes su jais tarėmės, mes čia pateikėm 7 punktus, mes ten beveik sutarėm, o iš tikrųjų taip nėra. Ta prasme sako, kad sutarėm, kai nėra sutarta. O nėra sutarta, tai aš klausiau, tai kodėl tie pareigūnai, jeigu sutarta, stovi balkonėliai ir reiškia, kaip pasakyti, jie protestuoja. Taip, protestuoja, aišku, jie yra statutiniai, tai negali ten didelių kaip valstybės, kaip mokytojai negali. Taip aktyviai reikšti, arba kaip ūkininkai su traktoriais atvažiuoti, tiesiog įstatymiškai. Bet, toks neklausimas, negirdėjimas ir, jeigu tu pamatai, kad nesiseka kažko tai susitarti, ar tai susikoreguok dar pačioj reformos eigoje, bet ne, viskas užsibrėžėm, mes turime įgyvendinti ir tokie motyvai, kad čia padidės būtent tiem jaunesniem policininkam ir panašiai, tai net nuskrido toks skaičiuoklė, dėjo skaičiavo tie jauni policininkai, kad jiems ten visai minimaliai didėja tie atlyginimai. Ir motyvacija mažėja. Gerai, dar vienas Lietuvą, kaip pasakyti, sujaudinęs, bet aš manau, galbūt laiku vis labiau
ir jaudrintas, ir įerzinantis klausimas bus tai vadinamoji automobilių patikra dėl taršos. Na, dabar priimtas įstatymas, gali aplinkos apsaugos tarnybos pareigūnai stabdyti, tikrinti dūmingumą ir jeigu tas dūmingumas, nors jūsų techninė apžiūras nesneprėja, bet jisai viršyje, jums naikinama techninė apžiūra. Ir aš nežinau, kaip ten viskas toliau reiškia, ar situacija bus tokia, kad reiškia, tu turi dūmingą automobilį, jau panaikinimas techninė apžiūra, ką turi kviestis evakuatorių, kad tave išvežtų. Nu, aš čia nežinau, kaip bus, bet mano klausimas yra kitas. Žiūrėkit, Lietuvos valstybė ilgą laiką turėjo taip vadinamą problemą su greičiu ir su policininkais, kurie, na, karts nuo karto pasielgdavo taip, kaip jie negali. Tas klausimas yra išspręstas, arba apspręstas labai rimtai. Policininkų beveik gatvėse nėra, yra automatizuota radarai, kurie fotografuoja, vidutinio greičio matuokliai. Na, mes iš tikrųjų daug investavom. Ir jeigu dabar policininkai daro tam tikrus reidus, tai tik tai girtumo nustatyti. Dabar mes kažkokią grįžtam į senovę. Ir žmonėms, nu, pripažinkime, nu, daugumagi neturi labai gerų tų mašinų ir panašiai. Ir vėl viską ant jų pečių. Kaip šitas praėjo? Na tai va, tai iš vienos pusės, kai žiūrint į tą žaliai kursą į taršumo likvidavimą, atrodo analogiško tos priemonės, nes mes turim įsipareigojimus, mes turim pasiekti mažiau taršią Lietuvą, taip, kad būtų mažiau tarši. Bet vėlgi, gyvendinant, kai mes pradedame gyvendinti, neapskaičiuojam nei pajėgų, nei kiek tai atsilieps mūsų eiliniam žmogui. Tai dabar, pavyzdžiui, jeigu pagauna tave, aišku, dabar yra dvi dienos, per kurias... Gerai, Kęstuti, įsivaizduokit, paaiškinkit, jūs važiuojat, jūs sustabdo, įkiša jums matuoklį į duslintuvą, sako, per daug, atimama iš jūsų techninė apžiūra. Kokie jūsų tolesni veiksmai? Jūs toliau galite važiuoti su tą mašiną? Ne, tai per dvi dienas. Ne, bet jūs kelyje sustabdytas viskas. Nebegalite ką, turit kviesti evakuatorių? Ne, tai dar turi 2 dienas, yra pagal dabar šitinę tvarką, jie turi 2 dienas galimybę susitvarkyti. Ai, tai jūs galite važiuoti. Dar 2 dienas gali. Bet, kas įdomu, na tai jeigu, pavyzdžiui, tas taršumą nustato, na tai problema kur dažniausiai būna. Filtruose tepalų ar dar kažkur tai panašiai. Jeigu tu esi praėjęs technikinę, na mažai, užsinešė tuo tarpu tas filtras ir dabar tas žmogus vietoj to, kad tą šalinti visą, na, tarpsime, pažiūrėjo dūmingumo, tą tik tai patikrino. Jis visą turi praeiti technikinę, visiškai visą. Sumokėti pinigus. Sumokėti pinigus. Ir, na, jeigu kas dar nuvažiuoti į servisą, na, jeigu pasitaikys gerai, kad jeigu ten neužimta, žmogui griūna planai įvairūs, visiškai, nesaikim, išsimeta tos dienos, nes jis turi kuo greičiau to operatyviai padaryti, nes paskui, na, dar problemų turės daugiau, kai bus atimta technikinė apžiūra. Tai, na, tokie klausimai yra neišspręsti, plus prie tų pačių pareigūnų, kaip einam tikrinimo. Tai dabar trūksta policijos pareigūnų, vietoj to, kad jie vykdytų savo užduotis, kur tikrai yra ką veikti, ypač dabar atėjus vasaros sezonu, kai padaugėjo, na, atšilo orai, įvairių jau per Velykas, matyti, jie turėjo tikrai 3 daugiau iškvietimų įvairių, o kadangi vasaros sezonų dar jų padidės, tai, na, policininkai turės, na, stovėti su aplinkosaugininkais, nes kitaip negalima, turi kartu būti. Taip, nes kitaip negali stabdyti automobilio. Taip. Bet tai gerai, bet pavyzdžiui, yra tos techninės apžiūros centrai, jie yra, iš principo, monopolija, valstybinė monopolija, kuri vyksta Tuvlitoje, ar kaip ten to įmonė, kurioje padaroma. Aš žinau apie Vilnių, kad tai nėra taip, kad jeigu tu sugalvojai, tu gali nuvažiuoti. Pavyzdžiui, Vilniuje yra tik tai vienas centras, kur yra gyvoji eilė ir tu ten stokius ir, važiuoji. Per 2 dienas, kai, apskritai Lietuvoje darbuotojų trūksta, tai čia yra, kaip pasakyti, tarsi duoda tau laiko, bet realiai tai neduoda. Na, jie teigia, kad jie surinko dar vieną komandą, apmokė apie 13 Vilniui ir kad padidins pajėgas, kad ten yra, šitasgi galima pasižiūrėti, kurie laikai laisvesni ir, ta prasme, na, įmanoma per tas 2 paras spėti užsiregistruoti ir praeiti tą technikinę apžiūrą. Na,
teigia jie, kad regionuose, nes kadangi yra tie padaliniai, tai ten iš tokios situacijos nėra labai didelių eilių, betgi vėl susiveskime į tai, kad tai vėlgi papildomos lėšos valstybė ir iš tų pačių žmonių, kai buvo, atsimenat, norima įvesti taršos mokestį, visi sukilo. Taip, bet dabar atrodo, kad tas pats taršos mokestis tik tai kitų pavidalo ateina ir įsiskverbia į žmogaus piniginę. Bet taigi, kodėl aš sakau, kol kas mes kalbame tik tai teoriškai, dar niekas nepradėjo taip įgyvendinti. Betgi jeigu tai pradės įgyvendinti, tai čia žmonės tikrai bus įskaudyti ir nepasitenkinimas bus didžiulis. Taip, ir mes užregistravom socialdemokratai projektą įstatymo ir čia praeitą savaitę paėmė valdantieji ir pasiūlė išbraukti ir išbraukė tą projektą. Tada aš sakau, tai mėlyje, tai jau dabar gatvėse turi ateiti tie tikrintojai ir dabar mes vietoj to, kad susikoreguotumėm, kad būtų teisinga žmonių atžvilgių, tai paėmam ir išimam. Mat, reikia daugiau diskusijų. Ką čia diskutuoti? Tai čia jau žmonių piniginės pradės tuštėti, kol mes dirbtume. Kadangi čia yra šita tinklalaidė politinė, tai gal jums ir gerai? Žiūrėkit, nes, kaip pasakyti, valdantieji priėmė tokį, čia vadinasi, šūvį savo ne į koją, bet šūvį savo į galvą. Ir gal ir gerai, kaip sakoma, prieš rinkimus visus užerzins, kai užerzins. Aš tada nesuprantu jų strategijos, nes susišaudė jau šitas visas kojas, rankas baigia galvą peršautyti, kaip rėtis jau. Tai nežinau, kaip jie iki rinkimų gali daryti, bet matyti jie vėlgi galvoja, kad išgelbės būtent tą retoriką apie išorinės grėsmės ir taip. Einam prie pabaigos. Jeigu, yra Seime, vis tiek yra diskusijos. Žinoma, įstatymų iniciatyva dažnai ir toks, kas yra, būtent iš valdančiųjų pareina. Jie sugalvoja, kokį reikėtų, priima įstatymą ir atneša iš ministerijos, stumama, kadangi jie turi daugiau balsų, yra taip, kaip yra. Per jūsų laikotarpį, kai jūs esate Seimo narys, ar buvo kažkada atsižvelgta į jūsų pasiūlymus? Ar, kaip sakoma, jeigu tu iš opozicijos, tai tu čia greičiausiai tik tai į ratus pagalius kaišios, esi ignoruojamas? Tai tikrai esminių klausimų, kur mes tikrai socialdemokratai siūlėm labai daug projektų įstatymo įvairiuose srityse, ir mokestinėse, ir pensijų, ir visokiuose labai aktualiuose gyvenimo srityse. Tai praktiškai tokių, kurie būtų esminiai, ta prasme, žmonių gyvenimo kokybės pakeitimui, tai nepraėjo tiesiog. Jie buvo... Dėl to, kad, kaip sakoma, siuntėjas ne tas. Taip, siuntėjas ne tas. Ir logika, tai vėlgi, manau, kad ji yra neteisinga iš esmės. Tai jeigu visą laiką pabrėžia, kad mesgi norim diskutuoti, mes čia norim kartu kažkaip tai bendrai, ypatingai sudėtingų laikotarpių kažką tai padaryti esminio. Ir vis taip jų kelias yra, ta prasme, labai akmenuotas, duobėtas, jie taip sako. Ir nors čia daug visokių akmenų, duobių ir panašiai, bet mes einam tuo keliu, nes taip reikia, nes mes žinom geriau. Logika, mes žinom geriau, ir kadangi mes valdantieji, mūsų daugiau ir taip toliau ir toliau. Kęstuti, ačiū Jums už laidą ir gerų darbų. Ačiū Jums ir Jums geros savaitės ir gerų darbų.